Salavetau, jinai irgi buvo viena mokinukė, Ann Wigmore, kaip Ann Wigmore su Viktoru Kulvinsku įsteigė Hippocrates institutą Bostone ir Puerto Rico. Jie irgi norėjo pradėti plėsti savo, žinote, pamokas, mokslą visur Amerikoje. Ir viena vieta atsirado Michigan. Ir ten buvo įsteigtas toksai Creative Health institutas. Ir tas Creative Health institutas tą patį bandė daryti su Ann Wigmore pagalba, irgi plėsti, žinote, jos mokymą ir panašiai. Tai Joyce Salavetau, kaip aš suprantu, jinai buvo viena direktorė, pirmųjų direktorių. Ir ji kartu su Ann Wigmore važiuodavo į Bostoną, Ann Wigmore atvažiuodavo į Michigan, žinote, bandyti pamokinti. Tai dabar, žinote, vėl su tikrai įdomiu interesu, please, Joyce, come to the stage and make your presentation. Hi, everybody. Sveiki. Tai iš tiesų ypatinga proga. Ir tai yra gerokai daugiau negu kad aš tikėjausi. Tikiuosi, kad jūs visi taip jaučiatės. Pradėsiu nuo savo asmeninės istorijos. 79 metais vienas man brangus draugas davė man 2 knygas. Aš tuo metu buvau veganė. Viena iš tų knygų buvo parašyta Viktoro Kulvinsko, kaip išgyventi 21 amžiuje. Aš abi tas knygas perskaičiau labai greitai. Ir dabar aš jau pati turiu šių knygų kopijas. Praėjus 2 mėnesiams po to, kaip perskaičiau šias knygas, man nustatė 2 auglius. Tuo metu aš skyriausi ir turėjau 2 vaikus paauglius namuose. Nuėjau pas ginekologą, žinodama, kad turiu tikrai nemenką sveikatos problemą, ir man pasakė, kad iš tiesų turėčiau pasiryžti histerektomijai. Aš tuomet buvau pakankamai jauna ir žinojau, kad tai nėra gerai. Kelias namo buvo vienas ilgiausių mano gyvenime. Ir tai buvo maždaug 80 metų vasario ar kovo mėnesį. Iš tiesų, nedaug kas tuomet žinojo apie žalią ir gyvą maistą. Nedaug kas žinojo apie tai, kad kūnas pats gali išsigydyti, kadangi aš buvau apie tai skaičiusi. Aš jau turėjau omenyje pabandyti tai. Grįžusi namo, paskambinau į Hipokrato sveikatos institutą. Ir kaip tik tuomet pirmą kartą pasišnekėjau su Anna Wigmore. Kaip tik tuomet telefonu įvyko tikrai puikus nuoširdus pokalbis. Ir tuomet aš nusprendžiau, kad aš tikrai vyksiu į tą institutą. Bet tuo metu mano vyriausioji dukra kaip tik baiginėjo mokyklą. Mano šeimos nariai manė, kad aš tikrai mirsiu. Bet kokiu atveju aš sulaukiau, kol baigsis mokykloje išleistuvės, ir 80 metų rugpjūčio mėnesį nuvykau į Hipokrato sveikatos institutą. Tai buvo pačios giliausios dvasinė ir visokiom kitom prasmėm savaitės mano gyvenime. Aš buvau netekusi daug kraujo, aš buvau gilioje depresijoje, tačiau tos 2 savaitės iš tiesų iš esmės apvertė aukštyn kojomis mano gyvenimą. Kraujavimas sustojo, depresija dingo ir pirmą kartą gyvenime aš pajutau Dievo buvimą. Tiesą sakant, nesupratau, kaip visą tai įvyko, bet tai įvyko. Jutau tokį džiaugsmą, kurio niekada gyvenime nebuvau patyrusi, ir to jausmo nenorėjau atsisakyti. Išvykau iš instituto, būdama visiškai kitų žmogumi. Man atrodė, kad aš esu kažkieno kito kūne ir žiūriu į pasaulį kito žmogaus akimis. Visą tai mane giliai sujaudino. Grįžau namo ir tiesiog negalėjau nustoti pasakoti apie tai, kas įvyko. Aš vis pasakojau, o žmonės niekaip nesugebėjo patirti to, ką patyriau aš. Jie nesuprato mano užsidegimo, nesuprato mano patirties. Kai grįžau namo ir vaikams liepiau iš šaldytuvo ir virtuvės išmesti visą ten buvusi maistą, o namuose buvo keli paaugliai, nepamirškite, jie manęs nesuprato. Tačiau aš supratau, kad turiu būti pavyzdžiu, nes būtent aš visą tai patyriau.
Tuomet Bostone programoje dalyvavo 35 žmonės iš viso pasaulio. Mes tapome puikiais draugais. Ir aš supratau, kad aš turiu būti pavyzdžių kitiems. Juo ir tapau. Iš tiesų esu dėkinga už visus tuos likusius metus ir už tai, kad dabar darau tai, ką darau, kad dabar mokau tų dalykų, kurių mokau. Netrukus lapkričio mėnesį man sukaks 70 metų. Aš turiu keletą anūkų ir labai jais džiaugiuosi. Išvykstant iš Bostono, Anna Wigmore papasakojo man apie Creative Health institutą. Aš gyvenau vos porą valandų nuo to instituto. Aš pasiskambinau į institutą ir kaip tik tuomet buvo siūloma nauja programa. Tiesą sakant, tuomet tame institute veikia ir salūnas, ir salūne vykdavo daugybė įvairių dalykų. Institutas tiesiog pakeitė tuo metu darė remontą ir atremontuotas institutas pavirto tikrai puikiu sveikatingumo centru. Aš nuvykau į tą centrą ir ten taip pat praleidau nemažai laiko. Taigi, Jungtinėse Amerikos valstijose jau buvo keletas vietų, kur buvo galima nuvykti ir pasisemti sveikatos. Vienoje iš tų vietų pradėjau mokyti ir aš. Tiesą sakant, man iš tiesų reikėjo to darbo, nes tuo metu aš jau buvau netekusi savo verslo ir tuomet 90-mečio viduryje man buvo pasiūlyta tapti Creative Health instituto vadove. Aš buvau viena iš tų nedaugelio vadovių tuo metu. Tuomet, kai aš nuvykau į tą institutą dirbti, lėšų nebuvo labai daug. Ir aš tuomet paskambinau daktarei Anai ir pasakiau, kokia buvo situacija. Mes tuomet parašėme keletą straipsnių. Mes netgi surengėme kelionę po Ohajo, Indianos ir Mičigano valstijas ir tiesiog stengiamės pritraukti lėšų ir žmonių į mūsų Creative Health institutą. Visa tai buvo tikrai labai įdomu, nežinau, kokį dar žodį galėčiau parinkti. Pamenu, kad vieną kartą važiavome, buvo pūga, buvo tikrai labai slidu ir aš tikrai nerimavau. Daktarė Ana atsisuko į mane ir pasakė, brangioji, tiesiog užsimerk. Jūs tikriausiai žinote, kad į visus vadindavo brangiaisiais ir brangiosiomis. Mes iš tiesų jautėme jos meilę ir tikrai buvome jai brangus. Mes mėgodavome viešbučiuose, vidurį nakties man paskambindavo ir pasakydavo, ateik vakarieniausime. Vakarieniaudavome pasitiesę staltiesę ant grindų ir jau turėdavo paruošusi energetinę sriubą vakarienėje. Aš susėsdavau su ją pavakarieniauti ir žiūrėdavome senus filmus. Jai tikrai patikdavo seni filmai. Tai iš tiesų būdavo smagus vakarai. Man buvo didžiulė garbė padėti jai parengti sveikatos priežiūros specialistų praktinio mokymo programą. Mums neteko išsinuomoti naujas patalpas, kad galėtume tą programą surengti. Anai vos neteko patekti į kalėjimą už knygą, kurią ji parašė. Be to, buvo netgi nuspręsta, kad knygas, kurias jį parašė, reikėtų sudeginti, tačiau jis sugebėjo tas knygas išsaugoti ir jas tiesiog išdalino, nepardavė, bet išdalino. Taigi, ji žinojo tai, ko reikėjo visam pasauliui. Tai, kas vyksta čia, yra tiesiog neįtikėtina. Iš tiesų, pakeisti pasaulio mąstymą atrodė visiškai neįmanoma, tačiau dabar jau visa tai vyksta. Užtenka vienu metu pakeisti vieną žmogų, tas žmogus pakeičia dar vieną žmogų ir taip keičiasi daugybė žmonių gyvenimai. Mūsų gyvenimai iš tiesų pasikeitė. Anos mokymas iš tiesų pakeitė daugybės mūsų pažįstamų gyvenimus. Tai, kas vyksta mūsų gyvenimuose, yra tikra. Žalias ir gyvas maistas tampa mūsų prigimtimi. Kiekvieną kartą, kai matote reklamą, per televiziją, kai matote žmonės išpilančius sultis ant stalo ir suvalančius tai, kas išlaistyta popierinių rankšluosčių, tai taip pat atspindi mūsų gyvenimą, tai vyksta.
Iš tiesų labai svarbu skleisti šią žinią. Aš labai gerai jaučiuosi būdama čia Lietuvoje, tai iš tiesų yra puikia, graži šalis, aš tikrai myliu šią šalį. Ir aš iš tiesų noriu grįžti. Visai neseniai išgirdau apie neįtikėtiną spa centrą ir aš labai norėčiau į jį sugrįžti dar ir dar kartą. Šalis yra nuostabi, aš jaučiuosi kuo puikiausiai, mano mėly draugai kartu su manimi. Visai neseniai prieš atvykdama į Lietuvą kalbėjausi su draugais ir sakiau, kad aš važiuoju į Lietuvą. Ir mano draugai praeitą savaitę skaitė netgi straipsnį apie Lietuvą viename iš mūsų spaudos leidinių, taigi jie iš tiesų nekantraudami laukia mano įspūdžių iš Lietuvos. Visai netrukus parodysiu vaizdo medžiagą, tačiau dar noriu pasakyti, kad turiu 7 anūkus ir 2 proanūkius ir abi mano dukros taip pat vartoja žalią gyvą maistą, vienai dukrai 40, kitai 50. Vienas iš mano anūkų pirmiausia paragavo motinos pieno, po to energetinės sriubos ir po to kito gyvo maisto. Iš tiesų, aš kartu su daktare Ana rinkdavau maistą anūkui ir mes abi kartu stengiamės pripratinti anūkus, mano anūkus, prie šio žalio gyvo maisto kiek įmanoma anksčiau. Tai mums tapo iš tiesų labai labai svarbu. Sherry taip pat pasakė, kad vartoti žalią maistą, gyvą maistą yra labai paprasta ir tai nereikalauja labai daug laiko ir pastangų. Prisiminkite, kiek laiko jūs praleidžiate šveisdami puodus, keptuves ir visą kitą. Tuo tarpu, jeigu gaminate gyvą žalią maistą, tiek daug maisto plovimui, šveitimui nereikia. Kiek iš tiesų laiko praleidote mokydamiesi tų dalykų, kurie yra patys geriausi jūsų gyvenime? Kartais atrodo, kad kam nors geram išmokti jums reikia viso gyvenimo, tačiau nepamirškite, kad viskas daroma žingsnis po žingsnio, palaipsniui ir kiekvienas žingsnis to vertas, nes tai pamažu keičiasi jūsų gyvenimas. Aš žinau, kad daktarė Ana dabar žiūri iš dangaus į mus ir džiaugiasi tuo, ką mes darome. Ir tie, kurie jos mokymais užsiima jau ilgą laiką, iš tiesų labai mielai dalinasi su kitais jos mokymais ir džiaugiasi galėdami prisiliesti prie kitų žmonių gyvenimo. Žinau, kad mano gyvenimas nebūtų toks turtingas, koks jis yra šiandien, nes jei nedaryčiau to, ką darau dabar. Aš darau tai, kam iš tiesų jaučiu aistrą. Darau tai su užsidegimu ir man tai teikia labai daug malonumo. Visai netrukus noriu parodyti jums vaizdo medžiagą. Vaizdo medžiagos su Ana Wigmore turiu tikrai labai labai daug. Dabar norėčiau jums padėkoti už visą pagalbą ir parodyti šiek tiek vaizdo medžiagos. Štai čia vaizdo medžiaga iš vieno iš mūsų organizuotų susitikimų, kuris buvo surinktas 9-ame dešimtmetyje Mišigane. Daktarė Ana atvyko pas mane į namus dar prieš mane įkuriant šį centrą ir dabar norėčiau tiesiog parodyti jums šią vaizdo medžiagą, pamatysite, kaip atrodė Ana Wigmore. Jei dar nesate jos matę. Paskui parodysiu šiek tiek vaizdo medžiagos, kurioje bus nufilmuotas mano anūkas ir dar šiek tiek. One hand right over here. By the flowers. Okay. We thank you for the wheatgrass, and we thank you for the buckwheat, and we thank you for Ejubalac and the energy soup. Thanks for the love and caring, and the knowledge and the sharing, and the books that we are reading on rejuvenating. You must practice it so well. Just learned it just now. Just made it up. Tikriausiai labai daug praktikavotės, kad taip puikiai sudainuotumėte. Ne, mes ką tik šią dainelę išmokome. Is that from the garden? Yeah, that's a fuchsia. That's from the plants we have hanging over there. Oh, yeah.
Kas čia pagaminta iš tų augalų, kurie čia džiūsta. Thank you so much for coming and Ačiū, kad atvykote ir nusprendėte pasidalinti su mumis savo žiniomis. Ačiū. let her blow the candle. All right. Doesn't have to blow the shit. Dabar teks užpūsti žvakę. These plates of yours. Aren't they nice? They were marked down 50 cents a piece. I don't have Bargain time, bargain time. At least 30% off. I like the colors. Yeah. The colors, wow. Okay, we'll cut pie. Okay, yay! Yeah. We The wait pies for that. have blueberry in them, almond. Čia piragai iš mėlynių, iš migdolų, dar šiek tiek vanilės. 3 workers. Hey, this is for the 3 workers. What did you do this class? Well, you know, I dehydrate the crust, but I didn't have time to dehydrate it, so I had to stick it in the oven. I thought I smelled something. We just made this. We were gonna make. Man reikėjo išdžiovinti kai kuriuos iš ingredientų, tai aš juos įkišau į orkaitę. Maniau, kad jaučiu tikrai keptų dalykų kvapą. These are good dehydrated too, and you can just like stick them down. Šie taip pat džiovinti, galite juos pamėginti. How many, huh? They'll be gone. How many of us are there here, so I know how many pieces to cut? Kiek čia mūsų yra, nežinau, kiek gabalėlių pjaustyti. Oh, you guys can take a cookie. And are you gonna taste the pie? Ragausite ir jūs, taip, nedidelį gabaliuką. Well, yeah. Because they're not dehydrated or anything. They're just Grab 2, Kira. Thanks. Think about it, going good. Go for it. Juicy. Why are you taking them off? Oh, I guess you can leave them on then. I thought they were still frozen, but they're thawed out already.